Dėsnis, apaštališkas, Naujojo testamento krikščioniškas dėsnis, taisyklė. Niekada nekeliauti vienam, netarnauti vienam. Krikščionybė nėra vienišių kelias. Vienišius yra pasipūtęs, arogantiškas žmogus, kuris neleidžia Kristui veikti savį ir per save. Evangelija kviečia atgailauti ir priimti tą kultūrą, kai mes nesam vieni. Kai mes nesam vieni. Jėzus niekad nesiuntė mokinių po vieną. Jis siųsdavo mokinius po du. Paulius niekada nekeliavo po vieną. Žiūrėkim, į šitą kelionę šventoji dvasia sako, žiūrėk, aš siunčiu Barnabą ten, o Saulių ten. Ne, geriausia vieną Paulių nusiųsiu, nes Barnabas, žinai, nieko nespranta. Ne, siunčia kartu siunčia, poroj siunčia. Šventoji dvasia, tai Dievo nurodymas, kad jie būtų kartu. Ta apaštalai diegia, tą kultūrą diegia, jos laikėsi bendruomeniai. Pabrėžiu, dar kartą sakau, žiūrėkim, brangieji, krikščionio pašaukimas ir kelias nėra vienišiaus kelias. Ne vienišiaus kelias. Kai mes norim būti vieni, kai mes norim užsidaryti nuo kitų, mumyse veikia kūniškoji prigimtis. Mes nenorim būti atskaitingi, mes nenorim būti su kažkuo, mes nenorim derintis, mes norim būti patys savo. Tau reikia kito. Tau reikia kitų. Kitam reikia tavęs. Kitiems reikia tavęs. Mes esam kūno dalis. Ne pavieniai. Krikščionis nėra Džonas Rambo. Senovės herojus, kuris vienas ateina ir nugali visus priešus. Vis tiek jam reikia, kad šovinių atvežtų, nes tiek neišpiškinsi vienas. Krikščionis yra viešpaties legiono karys. Kai vienas kitą dengia, kai vienas kitą saugo, kai vienas kituo rūpinasi, kai vienas kitą palaiko. Kariai, kurie turi tą bendrystę, pasiaukojimą, pasižadėjimą, pasišventimą aukštesniam tikslui ir vienas kitam. Paulius taip gyveno.